Noriu paklausti komentarų jau klausančių žmonių, ar mane gerai puikiai girdi. Jeigu kažkokie atsiliepimai, kad kažkas tai blogai, rašykit, administratorius gal kažką pareguliuos. O kadangi tema yra tokia rimta, pardavimui ir kaip faktinis įvyksta pardavimas, aš bandysiu iš savo praktikos ir savo patirties tai ir paliesti. Lygiai kalbėdamas, aš darysiu sleidavimą nuotraukų ir gal kažką pakomentuosiu, gal kažką. Čia tokia bus sudėliota įvykiai pagal istoriją, kaip FM-as kartu su mumis ėjo per gyvenimą, ką mes buvom prisilietę ir prie ko mes einam. Reiškia taip, kadangi dabar dar įdomumo dėlį noriu paklausti, ar šitą lentelę jums neužstoja, biškį streikuoja, gerai, reiškia, mes grįšim, reiškia, kad galėtume sleidoti, vis dėlto grąžinam ir einam prie sekančios nuotraukoms, o aš jau pradedu savo temą. Pardavimai. Sakykit, ar jums pardavimas žodis nekelia nesistojusio žodžio baimę, arba su tuo, ką jūs nenorėtume tai daryti. Nes jeigu jūs skaitot, kad tai yra baisus baubas, galbūt pradžiai reikėtų šiek tiek padirbėti su savim, nes iš tikrųjų daryti pardavimą per jėgą, daryti, kad jo tai reikia, kaip čia įsireiškia, kad labai greitų tų pinigėlių greitų, nes dažniausiai pardavimai duoda greitus pinigus. Iš tikrųjų, padirbėti su savim galbūt būtų taip. Įvardyčiau pasiruošimas ir jame būtų toks kaip aprangos patogumas. Praskleidžiant tą savoką, aš norėčiau pasakyti, kad žmogus einantis pardavimą turi pakankamai kokybiškai atrodyti. Neturi būti pasiruošęs baliui arba vakarinė suknelė, bet kokybė turi dvelkti, praktiškumas, nes žmogus sutinka jum ir perka pirmiausia pagal išvaizdą. Tik po to bus proto ir visų kitų sugebėjimų įvertinimas ir prieš tą pirmąjį kontaktą, prieš tą pirmąjį pardavimą pasistengit savo pasirinkti praktinį rūbą, kuris galbūt tą visą dieną jums tarnaus, kuriame jūs turėsite tose šarvuose praleisti tą numatytą paros dalį. Būtų dar vienas iš svarbesnių dalykų prieš pardavimą pasiruošti prekių pavyzdžius. Tai, ką jūs norėsite parduoti, tai, ką jūs su savim pasiimsit gal telefoniniam pavidale, ką jau tikrai norėsit iškart padaryti pardavime. Nes pardavimas tai ir užsakymo gavimas. Aš tai apjungčiau į vieną. Jeigu žmogus apsiema katalogą ir sako, aš pasižiūrėsiu ir duosiu atsakymą, arba pasilieka papkę ir apsikeičiat kontaktais, tai irgi skaitau pardavimas. Aš vis dar įnitingai stengiuosi perjungti sekančią nuotrauką, bet kažkodėl tai manęs dar vis kompiuteris tai klauso, tai neklauso. Dar vieną akim užmečiau akį, kad pas mus jau 31 partneris, kuris klauso. Ir jeigu žmonės parašys komentarus iš kokių miestų, man bus labai malonu, aš periodiškai užmedinėsiu žvilgsnį ir jausiuosi ne vienas, nes kalbėti į kompiuterio ekraną ir nieko negirdėti ausinėse, tai yra, žinokit, tolygu kaip su siena. Kartais ateina mintis, ar tu kartais nepasimaišiai. Taip, tai vat. Tai dar ką norėčiau iš pasiruošimo prieš pardavimą paakcentuoti tokius psichologinius pasiruošimus kaip King Kongas. Labai padeda, jeigu jūs einate pardavimą ar mašiną, ar kažkur tai prieš įeinate kažkokią tai jo auditoriją ir toje vietoje būna tokia tarpinė vieta, kur spengianti tokia tyla, bet iš tikrųjų jūsų dar nieks nemato, o jūs jau pradeda jums virpėti rankos, padarykit King Kongą į krūtinę ir garsas galit garsiai, galit triukšmingai, bet toks energijos susikrovimas, tai jums susikaupia savyje ir daro duris ir einat arba einat į tą auditoriją. Aišku, nereikėtų to padaryti prieš norimus asmenis, kuriems jūs darysit tą pardavimą. Pasitenkit toj vietoj neužtrukti tokia labai sekundė prieš patį, kai jūsų dar nieks nemato. Vienas iš pasiruošimų, tokių psichologinių pasikrovimų, bet kurį reikia padaryti jau iš vakaro, tai aš ją vadinu kaip saulės energija, plus pinigai.
Labai gerai Vygantas Pikčiūnas, kuris mums dėtė paskaitą, labai gerai tai susijęs su sūkuriu, viesulu, jeigu tai galima įsivaizduoti, gyvai nematėt, bet įsivaizduoti, kaip Saharoje susisuka vėjas ir aplink jūs pačiom to sūkurio viduje, bet aplink jumis skrenda daiktai. Tos daiktus įsivaizduokite, kad tai aplink auksiniai pinigai, gali eurai, gali svarai skraidyti, tai pinigų tas lietus, o tokį sūkurį reikėtų pasidaryti prieš dieną, iš vakaro ir kaip pritraukimas energijos. O dar vienas iš faktorių, gerai būtų, jeigu jūs mėgstat auksinius arba blizgančius daiktus, aišku, nereikia iki čigono lygio peraugti arba iki naujo lietuvio, kurio jau aukso daugiau negu proto, bet sąlyginai biškį pasipuošti. Tai va, ta energija jums padės tikrai pasiekti norimą rezultatą. Ką paminėčiau iš pagrindinių dar vieną faktorių, tai komanda, sakyčiau, iki 2 asmenų, tai yra jėga. Jeigu jūs einate komandą pardavinėti, tai yra didelis pasiekimas, bet galbūt kai kuriais atvejais to negalima ir neišeina, nes labai yra suaugusių žmonių faktorių suderinti, kad abudu laikė būtų tam nusiteikę, kad abudu galėtų, arba kad bent sutartų, dažniausiai tai įvyksta galbūt biškį vėliau. Pardavinėti tenka visą laiką pradžiai vienam. O jeigu jūs jau dviese, tai, kaip sakau, jūs jėga. Aišku, kalbėti reikia pradžiai vienam. Va, ir burbuliukai pradėjo skraidyti, bet kompiuteris neklauso manęs. Taip, matom 37 žmonės, pas mus skaitliukas auga, gerai, kas daugiau, laukiam didesnio tarifo ir man dar vis labai norisi nugalėti tą kompiuterio užsispyrimą. Kažkurioje tai vietoje buvo mygtukas ir jisai sleidavo, o dabar net nenori manęs klausyti. Taip, gal čia aš biškį pagalvosiu, ar ne šitas, ne, čia matau pauzę, biškį kalbant, biškį nutrūko mintis, bet neišeina, man bandau gal šitą vis dėlto grąžinti ir pabandyti, ne. Nu, kodėl mums nepasiduoda? Tai buvo šauniai kitas kadras. Pabandau, ką čia duoda. Ne, bijau prigadinti. Gerai, puiku. Pirmą punktą palėtėm. Komanda tai jėga, 2 nariai, einam toliau. Ir mūsų tema, apie kurią mes sukomės, tai yra pardavimai ir faktas, kai jisai įvyksta. Statistika mano, kurią galiu grynai paakcentuoti ir pasakyti, tai kai 10 padarai susitikimų, pirmi 2-3 sako ne, toliau visi eina taip. Tai yra jau patikrinta, nes pirmosiuose visą laiką jūsų balsas, rankos dreba, kažką ne taip padarot, svarbiausia savęs nesmerkti, paanalizuoti. Sekančiam žingsnė yra pokalbio metu žiūrėti žmogui į akis. Arba jeigu negali, stengtis žiūrėti virš jo į pakaušį. Klientas vis tiek galvoja, kad žvilgsnis eina tiesiai jam į akis, tos smulkaus kampo pakeitimo jis tikrai nepastebi. Tai va, nenuleiskite akių, nes gausis, kad žmogus įtars, kad jūs kažką meluojat, kažką furičinat, nežinau, toks žodis neterinis. Ir svarbiausiai, įvykus tokiam bendram pokalbiui per pasikalbėjimą, nepamiršti keistis kontaktais. Aišku, idealu paimti jo ar mobilų telefoną, tai prasme numerį, ne patį telefoną, klientas netiduos mobilaus telefono, bet jo numerį, Skype ar kažką tai tokio. Aišku, tai lengviausia yra pavyksta tada, kai jūs kažką tai jam į rankas duodat. Jeigu jūs paduodat savo vizitinę, jis atakumojo veiksmų gali ir turėtų duoti jums, o jeigu jūs paduodat katalogą arba paduodat papkę ir kaip aš dažniausiai palieku vienai parai, tai vienareikšmiškai reikia pasiimti jau tikrai ar telefoną arba jau kažką net paso gal numerį, jeigu taip jau to, bet iš principo čia humoras, bet iš tikrųjų žmogus jau imdamas kažką, tai tikrai jums duos savo kontaktus. Įvykus tiesioginiam pardavimui, vienareikšmiškai reikia pasakyti ačiū pradžiai garsiai klientui, o po to ačiū savo, dėl to, kad jūs gavo tai, ko iš visatos prašė. Ir reikia save paanalizuoti, kaip aš save vedžiau, ką dar nepasakiau, ką reikėtų pašlifuoti, aš šaunuolis, padariau pardavimą ir visada ateityje pardavinėsiu. Dabar norėčiau prieiti prie tokių dalykų. Prieš darant galbūt, o gal tuo metu,
kas tai yra pardavimas? Jeigu mes tai susijęm su FM, realiai parduoti nuo 300 iki 1000 per mėnesį, tai yra jau stiprus ir sunkus pardavimas, nes tai reikia beveik daryti čiut ne kiekvieną dieną. Dėl to, kad mūsų prekės sumos didelės neturi. Čia ne filtrai, čia ne siurbliai, čia ne mašinos, kur vienu pardavimu ar būtų užkart jau kelis tūkstančius į kišenę didis. Čia mėnesinį pardavimas, kad užsidėt grinų. Aš kalbu apie pelną, grinų 1000, pardavimų beveik reikia išeiti ir daryti beveik kiekvieną dieną. Reiškia, jeigu jūs tam nesat ir, va, jau gal leis mums, va, o, kaip metė lentelę, iškart įvykių, bandysim atgal. Nu, va, kadangi jau kompiuteris leido mums žingsniuoti, aš periodiškai spaudysiu, čia, kad nebūtų taip nuobodu manęs klausyt, žiūrėkit į ekspoziciją, po to pakomentuosime. Kaip sakiau, nepamiršti būtinai padėkoti savo, klientui, visatai. Visatai reikia dėkoti, aišku, iš vidaus, negarsiai, nors galit prieš išeidamas kažką kažkokią ačiū tau, nes jinai davė jums pasitikėjimo energijos. Taip, grįžtų prie to fakto, kad 1000 litų pardavimas per mėnesį, tai yra tikrai daug. Iki 3000, kad padaryt, realiai aš skaitau, yra tai įmanoma tik tai prekybos taške, parodoj, turgui. Ir jisai turėtų veikti visą mėnesį, nes pradžią klientūrą reikia pritraukti, daug apie produktą aiškinti. Dar viena iš tinkamo vietų tai yra pliažas, kadangi vasara už mūsų langų. Nu ir kai artės ruduo, mūgės. Labai populiaru pas mus mūgės, tik tai veda į tokius rūpešius, kaip atsiranda smulkaus verslo išlaidos. Vietos, nuomos, transportavimo, kiekio ir visa kita. Tai reiškia, jeigu jūs nenorite to žaidimų užsižaisti, nes realus smulkusis verslas pardavimų duoda į mėnesį nuo 3 iki 5000 ir tinklo kūrimas jau tada 0 pilnas, tai geriau apsibrėžkime, kad mes norim išmokti tarp 300 ir 1000 litų pardavimą per mėnesį, o visą kitą geriau skirdėmėsi ir į tinklo kūrimą. Taip, neskaitant FM Group pardavimų, pabandyti reikia vis tik tai visiems. Aš norėčiau pasakyti ir pafrazuoti savo žodžius tam, kad visi mes ir daugumas, kaip rodosi, viską nemėgstam pardavinėti. Bet kai žmogus padaro tą pardavimą pats, asmeniškai, netaip dažnai jis jaučiasi daug stipriau. Žinot, dėl ko to reikia? Dėl to, kad jūs rašote žmonės į savo tinklą ir nežinot, kokie žmonės ateis. Vieniems tas pardavimas bus gyvybingas kaip oras reikalingas, kaip šią minutę. Kitam tas pardavimas ateis galbūt po mėnesio, galbūt po pusės metų, bet jis vis tiek vienašališkai kažkada tai pasibels į duris. Nereikia čia daug padaryti, reikia 1-2, bet tikrai tai padaryti ir viduje tu esi tvirtas ir gali tada mokinti savo grupę tai kažką tai daryti. Dar norėčiau pasakyti, kad pardavimas susijęs su tokia formulė. Mokymai, žinios, praktika. Tai seka į statistiką, tai lygų rezultatui ir tada toks yra ženklas. Jeigu jums rezultatas netenkina, reikia vėl grįžti į praktiką, o jeigu rezultatas jums tenkina, reikia tai padarsti į žinias ir pasidalinti su kažkuo tai. Tai sugrįžta daug kartų didesniam kiekyje. Tai va, pakartosiu, mokymai plus žinios plus praktika, tai pereina į statistiką, tai lygu rezultatams ir nuo rezultatų priklauso, ar jums reikės dar praktikos, ar tą rezultatą įsiversite į žinias ir atiduosite kitiems. Ir toliau užbūtas ratas, vėl mokymai, žinios, praktika. Aš va tai vis periodiškai žingsliuoju, pasižiūrim laiką, mes jau 15 minučių, dabar aš nebematau statistikos, neberodo lentelės, kiek pas mus pasijungusi, bet svarbu mums leidžia kompiuteris leiduot, čia ponas direktorius Romanas Reksas, labai nuostabiai nuotaikai, per ūsą šypsosi ir aš pakomentavau, nes tai yra svarbus žmogus persona. Taip, toliau nebekomentuosiu, nes nutrūksta mintis. Gal porą praktinių dalykų ir pardavimų. Mano praktika prasidėjo pardavimu iš to, kad aš tą mūsų stulbinantį įrankį papkutę įteikiau geram kolektyvui, ten buvo siuvykla ir pats pirmas užsakymas ir kažkur panašiai apie 19 kvepalų
Iš tikrųjų, ką duoda pardavimas? Jis duoda tokį ir pasitikėjimą, nes kai naudoji, bandai prekę, liktai atrodo, kad tu tik tai vienas ir neturi su kuo palyginti ir ta prasme, nėra tokio tvirtumo praktikos, ar tikrai tas produktas yra neblogas, ar jisai jau yra gera kokybė. O kai klientams jau pardavinėjai ir gauni iš jo atsiliepimus, tu tiesiog jauties tvirtesnis, kad vis dėlto tu visatoje ne vienas, kad produktas patinka ne tik tau, o patinka daugeliu žmonių. Dabar aš kaip tik dar mintimis sugrįžau prie to. Svarbiausiai atlikus pardavimą ir kai pasikeitėt kontaktą, neužmiršti klientui paskambinti. Ar jam ta prekė patiko. Realiausiai aš anksčiau skambinau maždaug už savaitės, bet iš tikrųjų tai geriausiai dabar, ypač vasarą, skambinti už 2, už 3, nes dažniausiai žmonės nusiperka pradžiai padėti ant lentynos, nes iki tos dienos, tos minutės, retas žmogus, kuris jau būna įsivalęs sandėliukai ir nieko tai jau nebeturi. Dažniausiai būna iš kažkur tai kvepalų anksčiau gavęs, ar pridovanojęs, arba skalbimo priemonių. Ir kol jisai, kaip dažnas lietuvis, taupumo įsikūnimas to nepabaigia, naujo nesiryžta pradėti. Tai dažniausiai tai ir būna, kad po 2-3 savaičių net ir tai išgirsti, kad dar nepabandžiau. Tai kartu būna ir priminimas, kad vis dėlto tą prekę reikėtų išbandyti. Ir tame pokalbėje ten minutės nedaugiau prisistatai, kad čia va, tas ašas, va, įvyko taip situacija ir kaip jūs tą prekę naudojate. Tai yra labai svarbu. Sekančiam žingsniai faktiškai jūs įgaunat kitą kozerį. Čia jau būtų galbūt ne mūsų tema, bet mes galėtume žingsniuoti apie tinklo kūrimą. Kadangi po biškį aš artėju prie savo temos išsėmimo, dabar mintimis apžvelgsiu, ko aš pasakiau, ko nepasakiau. Faktinis pardavimas iš tikrųjų, kaip jums tai pasakyti, paprašiau, jisai yra kaip šaltas dušas. Kiekvieną kartą vis dėlto jam reikia pasiruošti. Čia neįgyji praktikos taip, kad moki plaukti ir jau esi čempionas ir bet kada tave įmetus į vandenį, tu išplauksi. Vis dėlto, jeigu to biškį kurį laiką nedarai, vėl reikia psichologinio ir tokio pasiruošimo, nes jisai vis dėlto tu esi vienas laukia karys. O rinka jinai mums šiandienai nepalanki, todėl kad mes turim lentynų perpildymą. Ir įrodyti žmogui, arba kalbėkim taip, parduoti save, yra vis dėlto šioks toks menas. Bet nuotraukos vyksta, noriu įsikomentuoti, bet iš tikrųjų aš dabar bandyčiau temos dar pratęsti. Norėčiau dar paliesti vieną iš tokių dalykėlių, kuris yra taip vadimas, tai liečiasi iki pada. Kas yra paprastumas ir verslo dublikavimas? Tai va, paprastumas vis dėlto, jeigu kai kam, ir jeigu aš pasakoju, tai pasirodė, kad tai labai yra sudėtinga, tai norėčiau save bandyti tada pakoreguoti arba pasitaisyti. Norėčiau, kad jums pardavimas atrodytų paprastas. Nes parduoti, tai yra iš tikrųjų, tai yra praktika ir veiksmas. Jeigu tu pakankamai gerai pasiruošiai, turi prekių, žinai, kaip jos valo, kaip jos veikia, turi tokį praktinį savo išbandymą, tai kodėl žmogui, tam, kurį sutikai, jisai tau jums kažko patiko, iš principo jūs su juo susibendravot. Iš pirmo žodžio nereikia galbūt pradėti, gal jums kvepalų, gal norėčiau parduoti, o gal jums reikia. Galbūt pirma frazė būtų taip, labą dieną, kokia jūsų nuotaika, o sakykit, ar aš laiku atėjau, o sakykit, kas pas jūs čia valdžia, su ko galėčiau perkalbėti dėl savo pasiūlymo, arba kažkaip taip, maždaug, kažkas iš to, nes tie žodžiai atėjus gimsta iš karto, nes reikia labai biškai irgi protingai pasielgti, nes jeigu kam ko parduoti ir pasiūlyti, tai šiai dienai, žinokit, niekam nieko nereikia. Pirma frazė iš karto ačiū, nereikia, reikia dar ačiū pasako. Tai va, tai reikia biškai tą frazę, pirmą tą raktinį žodį, biškai pabandyti, gal kažkur tai vienam po kažkur tai pasitreniruoti, užsirašyti, bet iš tikrųjų tai gimsta iš praktikos ir va, tai aš kelias frazės jums paminėjau. Tai va, o kas tas paprastumas daugiau plečiam? Iš tikrųjų, jau po to, jeigu tą dieną, kaip aš sakiau, nusiteikiai padaryti 10 pardavimų arba 10 įvardyti kontaktų ir 2-3 apsišlifavai ir jau ten balsas pastojau normaliai, viskas toliau net pakankamai natūraliai. Ir tiesiog stebėjau žmogų, rodai jam akis, pasakoju protą ir labai viena ausim sekti žmogų, ar jam dar įdomu.
Neužsitęskit pokalbį, pasakojime ir siūlyme daugiau negu minutę, nu 2. Tikrai, nes turi sekti kliento toks kaip susidomėjimas arba skirimas jums dėmesio. Nes jeigu jūs įėjote auditoriją nepažįstamai ir paprašėt kažkokio darbo metu kažkokį skirti laiką, labai gerbkit jų laiką. Labai. Tik nesuvaržykit savęs iki tiek, kad jau taip iš karto tarataiką pamalks visą kitą, nes nei jūsų išgirs, nei jums supras. Geriau keliais raktiniais žodžiais pasakyti, vat yra naujienų, o gal jūs girdėjote FM Group, o žinot, pasirodė labai puikiai kompanija, o žinokit, tokią paletę pasirinkimo, kad tiesiog nuostabu, ar iš vis jūs matėte tokią parduotuvę, tokią mažam lagamine, o iš vis praskleidus, kaip pasklinda kvapas, tai žinokit, kvapai, tai yra emocijos, jos pradeda kalbėti už save. Tai va, kartais aš einu į pardavimą ir nežinau, ką daugiau pirks, ar buitinės prekes, ar kvepalus, nes aš papkę kaip darbinį įrankį siūlau beveik viską. Aišku, mano arkliukas yra iš buitinių, tai yra automobilių valymo priemonės su šluostėmis ir panelių tas valymo. Sekantis būtų, tai yra kompiuterio ekrano valiklis. Neatsilieka čia, aišku, ir kvepalai. Neįvardyčiau tai vyriški, nes įvardyčiau tai daugiau moteriški, nes vis dėlto veikia tokia psichologija. Moteris perka iš vyrų maloniau. Joms yra maloniau pirkti iš vyrų kvepalus. Tuo galima ir net ir naudotis, o atvirkščiai moteris galėtų pradėti naudoti savo kaip įrankį, o pradėti dažniau siūlyti vyrams, nes vyrai irgi naudoja tas priemonės. Tai vat į duplikavimą. Kadangi pačioj frazėje, ne pradžioje, bet per vidurį paminėjau, kad vis dėlto reikia, kad jums kažkas galėtų suduplikuoti, tai jūs turite tikrai padaryti bent 1-2 pardavimus kažkada, tai kad ir artimam giminaičiai. Vat aš kai perlėsiu žodį kolegai, jinai su savo patirtim pasidalins, ką jinai padariusi, jinai šiek tiek duos dar teorijos, bet teorija be praktikos tai yra šiai dienai 0. Norėčiau, kad jūs mane paklausę, susimotyvavę padarytumėt energinį pasikrovimą ir išeitumėt parduoti. Jeigu jums to reikia. FM-as pardavimų neskatina, dar kartą akcentuoju. Čia pagrindiniai pinigai yra iš tinklo, tik tai prekę reikia parduoti vien dėl to, kad pas jūs atsirastų malonus vartotojai, kurie greit perauga į malonius distributorius, nes ašis yra produktas. O kitas dalykas, galima žaisti iš kitos pusės. Jeigu jūs šeimoje pradėjot vartoti tai kaip per nuolaidų kortelę ir jums tas apsipirkimas šitoje vadinamoje elektroninėje parduotuvėje, kas liečia FM Group, patinka, išmokykit savo kolegas ir partnerius naudotis to pačiu. Tai vat, čia tose žodžiuose yra duplikavimas, tas yra žodžiuose paprastumas. Galbūt dar keletą tokių frazių pasinaudosiu garbaus ir profesionalaus Atamo Medo praktiko, tokius porą žodžių. Kiekvienas turi galvą, bet ne visi gauna proto. Kiekvienas turi akis, bet ne visi gali matyti. Kiekvienas gauna informacijos, bet ne visi ją naudojasi. Kiekvienas gauna ne viską, ką atiduoda. Kiekvienam tenka arba naktis ir tamsa, arba diena ir šviesa. Gal šių frazių tiek konteksto aš pristatau kolegę, kuri nekantraudama ir samonu norės pasidalinti savo patirtim. Ir čia minutė pauzė bus tokių elektroninių persijungimų, nes aš perduodu ausinės. Kalbės Diana Liaudanskienė, nuostabus žmogus, užsikrėskit jos energiją. Prašau. Labas vakaras dar kartą visiems. Dailius pakalbėjo apie pardavimus, apie prekių pardavimus, o aš šį vakarą pakalbėsiu apie, kaip mes turėtumėm parduoti save, nes mes esam pirminė ir pagrindinė prekė. Kodėl dažnai pasiūlė dirbti tinklinėje rinkodaroje, mes girdime atsakymą ne, todėl kad mes nemokame savęs parduoti, nes čia juk pardavimas, juk parduodam save. Visas gyvenimas yra pardavimai. Ir čia visur vyrauja pardavimo taisyklės. Ir jei mes nemokėsime savęs parduoti, mums nieko nesigaus. 95% žmonių nemėgsta pardavinėti, todėl, kad nemoka to, arba todėl, kad nesupranta, kaip tai daryti. Bet kai viską darai teisingai, parduoti nėra sunku. Kai supranti, kas čia per sistema, viskas pasidaro paprasta ir aišku, ir gerai sekasi. Papasakosiu, kokių klaidų nedaryti
ir kaip panaudoti pardavimo taisyklės, kuriant grupę, nes šios taisyklės yra universalios, jos veikia ir kuriant grupę, ir darant verslą, ir parduodant prekes bei idėjas, ir net santykiuose su žmonėmis. Yra 5 pakopų laiptelinė sistema. Pirma pakopa tai būtų kontaktų užmezgimas. Antra pakopa – žvalgyba arba informacijos rinkimas. Trečia pakopa būtų prezentacija. Ketvirta pakopa – prieštaravimai ir klausimai. Ir 5 paskutinė pakopa – sutarties pasirašymas arba prekės pardavimas. Kiekvienas iš šių etapų turi savo pradžią, specifiką ir pabaigą. Ir negalima, nebaigus vieno etapo, pereiti prie kito. Atkreipkite dėmesį, etapas prezentacija yra 3 ir jokių būdų ne 1. Todėl pirmą klaidą, kurią daro tinklininkai, tai puola pristatinėti kompaniją ar prekes. Tiesiog vos spėja paspausti ranką, o internete radę žmogaus kontaktus užverčia žmogų laiškais, pasiūlymais, kurie dažniausiai vadinami spamu. Pagalvokite, ar dažnai gaunate nepageidaujamų laiškų su pasiūlymais? Kaip dažnai juos gaunate? Kiek daug jų gaunate? Ir ką jaučiate, kai gaunate tos nepageidaujamus laiškus? Daugumos jaučia susierzinimą, atstumimą. Pagalvokite, jei žmogus internete turi daug resursų ir jo elektroninis paštas yra prieinamas didelėms masėms, juk toks žmogus gauna po 10, 20 ir dar daugiau laiškų iš visokių kompanijų su pasiūlymais. Kaip galvojat, kur dažniausiai nukeliauja tie laiškai? Turbūt ten pat nukeliauja ir jūsų laiškas. Ir kokias emocijas jisai sukelia? Daugelis išgirdę, kad jų laiškas tai spamas, sakys, nu čia dabar, juk aš siunčiu pasiūlymą, daug žinių visokių. Bet tai pasako, kad daugelis nežino, kaip tai daroma ir kaip reikia daryti. Kodėl tai neteisinga? Todėl, kad neužmezgus kontakto ir nesužinojus, ar tam žmogui reikia to pasiūlymo iš viso, paprasčiausiai sukeliame tam žmogui nemalonumo jausmą. O tai, kas mums nemalonu, tam mes nepriimam. Kaip manot, kiek žmonių atsakys taip į jūsų pasiūlymą? Taip, žinoma, nei vienas. Nes tai yra priskiriama įkyrumui. Ir nei vienas nenori turėti jokių reikalų su žmogum, kuris siunčia nepageidaujamus laiškus, net nepaklausęs. Taigi, jau pačiam pirmame etape mes padarom didžiausią klaidą. Užkirsdami visus kelius naudingiems ėjimams, kuriuos galėtume padaryti, žinodami pardavimo dėsnius. Nes jei siunčiame spamą, ar darom prezentaciją vos paspaudę ranką gatvėje, tiesiog žmogui mes daromės nemalonus. Mes sukeliam jam negatyvų požiūrį. Todėl čia yra pirmoji pamoka. Norite civilizuotai kurti grupę? Pirmiausia tai, neperšokite per 2 laiptelius ir nedarykite prezentacijos. Dirbkite paeiliui, skirdami kiekvienam etapui pakankamai laiko ir dėmesio. Pirmas laiptelis, kaip ir sakiau, kontakto užmezgimas. Kaip tai daroma, žino visi. Tai pirmiausia, rankos paspaudimas, šypsena, atitinkama išvaizda, nes per pirmas 30 sekundžių žmogus susiformuoja nuomonę apie mus. O kaip internete? Per kompiuterį rankos nepaspausti vienas kitam. Bet Skype yra tokių smailikų, šypsenėlių, rankos paspaudimo paveiksliukų. Jais galima drąsiai pasinaudoti. Bet kaip užmegzti ryšį, kai žmogaus nematai? Tai už jūs padaro jūsų interneto puslapis, jūsų internetinė vizitinė kortelė, jūsų blogas. Tegul jis bus malonus kontaktas. O kaip jį padaryti? Čia jau atskira tema. Šito dalyko irgi reikia mokytis. O aš pakalbėsiu apie pasimatymą kabutėse Skype. Per šį pasimatymą kalbame apie verslo galimybę. Tai turėtų būti 2+1. Tu ir aukštesnysis rėmėjas, arba šiaip kolega, kad nebūtų baugu ar nejauku. Ir dar yra tokia psichologinė atsvara. Mūsų 2 tai reiškia dauguma, todėl mūsų nuomonė jau turi atsvarą.
Bet ir Skype reikia save tinkamai pateikti. Reikia įdėti tinkamą savo nuotrauką, nes jei jūs neprijungsite žmogaus į kontaktų sąrašą, jis matys vietoj jūsų didelį klaustuką. Kaip manote, ar per 31 sekundžių jis susidarys gerą nuomonę apie jūs, matydamas vietoj jūsų galvos didelį riebų klaustuką? Kodėl? Todėl pirmiausia, pats paprašykite kontakto ir pridėkite jį į savo Skype kontaktų sąrašą. Ir tada pas jūs abu atsiras jūsų nuotrauka. Nesvarbu, kad nebus jo nuotraukos. Svarbu, kad pas jį bus matyti jūsų tvarkingą nuotrauką. Pirmo kontakto metu smulkmenų nebūna. Viskas yra labai rimta. Nuo pirmos sekundės žmogus formuojasi apie jūs nuomonę, o taip pat ir nuomonę, apie ką jūs kalbėsite. Todėl stenkitės, kad jūsų ryšys būtų kuo šiltesnis. Antra taisyklė. Pokalbio metu jūs praktiškai neturite laiko užsitarnauti pasitikėjimo. Jį reikia pelnyti iš karto arba per 2 pirmas minutės. Manau, kad gera nuotrauka ir smailikas su rankų paspaudimu tame labai pasitarnautų. Parodytų, kad jūs geranoriškas, šiltas žmogus. Dabar kyla klausimas, apie ką pradėti kalbėti. Apie save ar, kaip jūs manote, apie ką žmonės labiausiai mėgsta kalbėti? Ogi apie save patį mylimiausią. Sako žmogus, nieko nėra maloniau žmogui, kaip girdėti savo vardą. Todėl apie save ir savo problemas žmogus mėgsta kalbėti labiausiai. Jei kažkas pasakė, kad jam nesiseka arba jam sunku, kitas būtinai pasakys, kad jam dar sunkiau, kad jam dar labiau nesiseka. Jeigu jis pasakė kas nors, kad kažkam kažką skauda, tai kitas pasakys, kad jam dar labiau skauda. Tokia jau žmonių psichologija. Jie mėgsta kalbėti apie save ir apie savo problemas. Taigi, klaida numeris 2, kurios reikėtų vengti, nereikia pasakoti savo ilgos istorijos, nes nepajausi, kai pereisi į 3 etapą, į prezentaciją, pilnai nepabaigęs 1 ir 2 pakopos. Reikia trumpai prisistatyti, o dar geriau, jei jūs pristatys kolega, irgi trumpai ir tvirtai. Taip, kad jums nebūtų nepatogu ir tuo pat metu, kad jūs pakeltų akyse žmogaus, kurį kalbinsite. Dabar jau galima palypėti ir ant 2 laiptelio, kuris vadinasi žvalgyba ir informacijos rinkimas. Tai pati svarbiausia pakopa pardavimo procese. Nuo jos priklauso, ar kilsite į viršų, ar nusirysite į apačią. Jei neuždavinėsite klausimų, tai rysitės žemyn. Jei užduosite teisingus klausimus, tai turite didelį šansą pakilti į patį viršų ant 5 laiptelio. Dabar yra klausimų uždavimo pakopa, bet ne paprastų klausimų, o teisingų klausimų. Klausimai, į kuriuos galima atsakyti taip arba ne, neteisingi klausimai. Kurių klausimų reikia vengti? Tokių, į kuriuos atsakai taip arba ne. Nereikia užduoti jų. Reikia užduoti atskirus klausimus. Tokius, kaip kad žmogus pats pasakytų apie savo poreikius, savo norus, apie savo prioritetus. Kad žmogus pats pasakytų, kodėl jam reikia prisijungti prie jūsų komandos. Reikia jo tiesiog paklausti. Paklausti, kokios jo problemos. Šiame etape reikėtų klausti tokių klausimų kaip: o ko jūs norite? Kas jums yra svarbu? Kodėl jums tai svarbu? Kodėl jums tai kelia nerimą? Kas bus, jei jūs to negausite? Kodėl šitie klausimai svarbus? Na, tiesiog pabandykite savo užduoti šitus klausimus ir juos atsakykite. Manau, iš atsakymų bus galima sudėlioti pasakojimą apie jūsų poreikius, norus ir prioritetus, kurie jums svarbus šiai momentui. O jei tai išgirsite iš pašnekovo, manau, bus visiškai aišku, ką ir kaip jam pasiūlyti. Ir kas jam svarbiausia iš to, ką jūs galite pasiūlyti. Nes tinklinėme marketinge galima pasiūlyti daugybę dalykų. 3 taisyklė. Iš pradžių diagnozė, po to receptas. Pirmiausia, išsiaiškinkite poreikius, po to siūlykite. Nes užlipti ant 3 laiptelio galima tik išsiaiškinus, ko kandidatas nori ir ko tikisi. Ir todėl, kad nereiktų laiko gaišti veltui ir pasakoti apie viską, ką jūs žinote,
na, dėl to viso pikto gal ant kažko užkips. Geriausia yra pasiklausti žmogaus, ko jis nori. Juk yra didelė galimybė, kad to žmogaus niekas niekada neklausė, ko jis nori. Visi tik siūlė, siuntinėjo laiškus su pasiūlymais. O čia staiga atsirandat jūs, žmogus, kuris klausinėja, kas jį domina, kokios jo problemos. Ir jūs save patikėte ne tuo, kuris reikalauja, kad jis pasirašytų, tiesiog nenumaldama poreikį turi. Ne tokiu, kuris įkalbinėja žudbūt pasirašyti ir įtraukti į savo verslą, o rūpestingų žmogum. Žmogum, kuris gali spręsti svetimas problemas, o ne viliojantis, kaip jau sakiau, į savo verslą, bet kokia kaina. Jei žmogus nekalbus, juk būna tokių žmonių, iš kurių žodį sunku išpešti, tai galima jį tiesiog užvesti ant kelio, pastumėti, jį pasakyti, ką jis mano. Tiesiog pateikite jam prioritetų sąrašą, kodėl žmonės pradeda tinklinio marketingo verslą. Visada turėkite tokį sąrašiuką. Pirminiai motyvaciniai faktoriai. Papildomas uždarbis, finansinė nepriklausomybė, savo verslo galimybė, daugiau laisvo laiko, savęs realizacija, galimybė padėti kitiems, bendravimas su naujais žmonėms, apsirūpinimas senatvėj, galimybė palikti palikimą. Paklauskite, kas iš šio sąrašo jam yra svarbiausia. Dažniausiai žmogus pasakys kelis punktus iš šio sąrašo. Nes nesužinosite jo motyvacijos pirminės, negalėsite teisingai, jam suprantama kalba, pravesti prezentacijos ir paaiškinti, kad šis verslas gali spręsti būtent jo problemas ir patenkinti būtent jo poreikius. Trečia klaida. Pradedam pasakoti apie savo verslą, neišsiaiškinę, koksgi yra pirminis jo motyvacijos tikslas. Kam žmogui kalbėti apie finansinę nepriklausomybę, jeigu jis nori padėti kitiems arba nori turėti daugiau laisvo laiko? Na štai ir priėjom trečią etapą, laiptelį, prezentaciją. Kaip tai daroma, turbūt žinom visi. Ketvirta taisyklė būtų, gundykite nauda, o ne savybėmis. Nepasakokite, kaip tai yra lengva, kaip tai yra paprasta, o tiesiog pasakokite tai, kas tam žmogui aktualu, kokias jis iš to turės naudos. Laisvą laiką, daugiau pinigų ir taip toliau ir taip toliau. Ketvirtas laiptelis – prieštaravimų ir klausimų etapas. Jei viskas gerai pavyko, prieštaravimų nesulauksite, sulauksite klausimų. Mėgaukitės klausimais, nes jei bus klausimų, tai reiškia yra ir susidomėjimas. Tikrasis pardavimas prasidės, kai sulauksite pirmo prieštaravimo. Prieštaravimus reikėtų džiaugtis, nes tai papildomas šansas išsklaidyti visus nesusipratimus ir nepasitikėjimą žmogaus, kuriam siūlote šį verslą. Jei kandidatas prieštarauja, tai viskas gerai. Čia svarbiausia išvengti ketvirtos klaidos – ginčų ir įkalbinėjimo. Jei ginčysitės ir įkalbinėsite, tai gerovė nesibaigs. Todėl laikykitės 3 niekada ir 1 visada taisyklės. Pirma taisyklė būtų pirmas niekada, niekada nebejokite prieštaravimų. Antras niekada, nesiginčykite. Trečias, niekada nepertraukite, duokite žmogui išsisakyti ir patikslinkite jo klausimą arba prieštaravimą. Ir 1 visada būtų, girkite prieštaravimus. Kaip tai daroma? Sakykite, geras klausimas. Arba jūs uždavėt tokį nuostabų klausimą ir jei nežinot atsakymą, sakykite, aš būtinai tuo pasidomėsiu. Ir pagaliau mes ant 5 laiptelio. Šiame etape svarbiausia laikas. Laiku nuo 4 laiptelio perlipti ant 5, kol neprasidėjo ginčai arba įkalbinėjimai. Į 5 laiptelį pakylame papildomais klausimais. Ar turite dar klausimų? Ką dar norėtumėte sužinoti? Kokie jūsų planai? Kiek jums reikia laiko, kad apsispręstumėte prisijungti prie mūsų komandos? Dabar reikėtų gauti tikslius atsakymus, net jei tie atsakymai būtų neigiami. Bet didžiausias malonumas, kai pataikai į 10, kai žmogus išgirsta ir gauna tai, ko tikisi. Tada žinokit, jis bus tikrai geras tavo grupės narys, nes tu tinkamai sugebėjai save parduoti. Todėl linkiu visiems gerai save parduoti tinkamai, sėkmės versle ir ačiū, kad klausėt.
Gerai. Kadangi vyksta eteris, tai dabar vyksta ausinių pasikeitimas, grįžtų į savo įprastą poziciją. Čia taip tortas, kurio reikėtų atsikasti ir linkiu visiems, nes bordo spalva ir pats tortas tikrai apetitinai atrodo. Ir patikėkite, tikrai galima jo atsikasti, nes žinokite, tų Mercedesų, tų jūsų svajonių, tikrai jos dar jūsų laukia. Dar norėčiau galbūt tokia atmintis, ar dabar prie knygutės patarimas už $1 000 000. Tai pilnai prie pardavimo, tai kad $1 000 000 užsidirbti, ar jie bus iš pardavimo, ar jie bus iš tinklo, ar jie bus iš teisingo poreikio kažkada tai jūsų gyvenime, tai yra svarbiausia tai, dalyvauk visose renginiuose. Jeigu jūs dalyvavote šiam webinare, sveikinu, jūs jau atlikot vieną žingsnį. Atvežk ten savo priešakinės linijos komandos narius. Reiškia, į tuos seminarus, į tuos mokymus, arba išmokink, kaip sakant, savo kolegas pasijungti taip pat prie webinaro. Atvežk ten tiek savo organizacijos narių, kiek pajėgi. Tai jau, kaip sakant, kiekvienam pagal pajėgumą arba pagal kišenę, kuo didesnis auminas, tuo daugiau galima atvežti. Kuo daugiau renginių, tuo daugiau žmonių turi būti su tavimi. Nu, čia beveik tie žodžiai kartojasi, bet tai yra apie tą patį mintis. O mintis yra tokia, jie įgyja motivaciją, o tau stambėja čekis ir auga organizacija. Renginiai ne tik motyvuoja žmonės, bet ir keičia juos. Aš patariu rengti telefoninės konferencijas, nuolat bendrauti su komandos nariais, organizuoti renginius, skaityti knygas. Artimiausias renginys tai plaukimas po Kauno marias ir jau vienas mėnuo kvalifikacinis praėjo, šitas jau baiginėjasi, trečias Liepos kaip padedantis tašką. Nepamirškit, kad nuo 900 taškų ir daugiau jums patvirtina į tą kelionę, kur bus išplaukimas į Kauno marias, bus kepimas šašlykų, bus bendravimas. Tik noriu patiksinti, ten ta motivacija ir kelionė paskelbta atitinkamom linijom. Tai jeigu jūs apie jas dar kol kas negirdėjot, tai atleiskit, kad daviau tą informaciją, nes ją skelbia aukščiausio lygio sponsorius ir jie daro savo tai linijom. Dabar mintis, tai pagrindinė motivacijos forma. Motivacija kelia į sėkmę, bet be motivacijos nebus nei noro, nei užsispyrimo pagerinti savo gyvenimo kokybę ir suklestėti šiame versle. Ir vat priartėjau prie savo tų žodžių, išmokit ir esant ir nesant reikalui sakyti ačiū. O ką aš priekį sakiau? Ir visatai dėkoti reikia. Ačiū, kad man paskambinot, ačiū, kad jūs esate, ačiū, kad pakvietėt mane į šį verslą, ačiū, kad esat su manim, kad kalbate, ačiū, kad skiriat man laiko. Tai irgi motivacija. Tai žmonių tarpusavio santykiai, jie irgi stipriai motyvuoja. Matau dabar labai svarbus piešinukas ir skaidrė kairiai pusėje viršuje, jeigu nesi pastebėjo Drom Frances, tai yra tai, iš kur atkeliauja mūsų ekstraktai, datos ir visą kitą galiojimą, ir tai yra Hamburgas, Miunchenas pagaminimas, tai yra per fan. Tai yra idealus faktas įrodymas, iš ko mūsų kvepalai gimsta. Taip, čia yra pirma mūsų svajonė, mes nusifotkinom su žmona ir mūsų mažoju prie Irenos Mercedeso, tai yra S klasės Mercedesas, tai yra C, atsiprašau, pasitaisau, kurį įgavo jau senokai, bet mūsų svajonė buvo pirmas prisilietimas, kai net važiavo į Lietuvą, mes būtinai prie to prisilietę. Čia mano kolegė tikriausiai kalbasi su mentaliniu sponsorium, arba treniruojasi, nes labai yra gerai prieš pardavimą pasikalbėti su tokia pastatula, kuri nieko nepasakys nei ne, nei bus prieštaravimo, viską nupirks iš jūsų net ir labai už didelius pinigus. Kolegė kita net apsikabino, kadangi jūs įdaro iš jos pirkimą, viskas aišku. Čia sandėliai, kurie mūsų laukia. Tokios paletės jūs tik parduokite, fabrikas dirba tik viena pamaina. Nėra nei antros pamainos, tai tik normalių 8 darbo valandų. Reiškia, dar gali drąsiai resursus pajungti. Tik kolegos ir pardavinėkit. Jūsų, kaip sakant, čia nuostabus žmogus. Čekis, tai yra kontraktas numeris 1 ir mano komandos narys, kuris taip pat turi jau šiai dienai Mercedesą, tai Natalija Daunienė. Šiai dienai jie dirba Alytuje, jau jaučiu, kaip jie grįžinėja. Ateityje galbūt irgi pasijungs, nes jos temos irgi labai yra aktualios. Čia kolegė Linutė, kuri šiai dienai ne tik Mercedeso laukia, bet jau laukia ir antro sūnelio, o visą kitos smulkmenos jau ant dienų, nes mes jau greitai gausim naujienų.
Taip, mano žmona Zita jau taip tvirtai pasirėmus, jau beveik garantuota, kad tai jos Mercedesas. Čia ne tik lietuviai dirba baltaodžiai, bet ir tamsiaodžiai, ir dar net lietuviškai kalba. Atrodo, šitas kolega žmogus ar Antanas, ar kaip tai vardu lietuviškai prabylo. Aš čia jau asmeniškai negirdėjau, bet tokia informacija buvo. Čia vidury salės dar pakankamai nepilna salė, dar ir kiek vietos pastatyti. Čia yra pagaminti jau pusvagiučiai ir jie laukia už celofanavimo, įdėjimo į dėžutę ir keliavimo į sandėlius. Dabar pasižiūriu laikrodį, mes akademinę valandą savo pasiekėm. Jeigu administratorė, dabar mes, kad techninių klaidų nepadarytum ir ar galėtum biškį įsijungti į eterį, aš nematau, kiek mūsų žmonių klauso, nes dabar nenoriu, bandyčiau atsisakyti slaidavimo, tai gali gal kas nors nutrūkti. Gal tu matai, kiek šiau? Klauso 52 žmonės ir mes jau turim klausimų. Pirmas klausimas yra, ar reikėtų pasakoti vartotojui visus 5 etapus? Supratau. Kadangi kolegė tą citavo, o klausimai šiek tiek jai, bet aš pabandysiu pasakyti, nes nenoriu atjungti ausinių, nes gali atitrūkti. Sakyčiau, tas 5 etapų pasiekimas tai yra idealus pardavimas, bet įvyksta pardavimas ir po pirmo, ir po antro etapo. Jeigu jūs tą lentelę išmoksite kaip daugybos lentelę, tai jūs paprasčiausiai bešlifuodami po pirmo, po antro to kontakto, kur aš sakiau statistiką, trečiam tikrai tuos 5 ir padarysite juos teisingai. Čia yra dėl to, kad jūs reikia pasimokintumėt. Kaip sakant, mokslo ant pečių nereikia nešiot, pasimokinti tikrai reikia, o ką padarysit praktikoje ir ką pas jūs atsišlifuos, tai jūsų asmeninė yra patirtis. Jūs po to sėdėsit vat mano krėsle ir aš jūsų klausysiu, nes jūs ko gero viršysit savo pardavimus, mano pardavimus ir aš iš jūsų mokinsiuosi. Tai yra natūralu. Sekantis klausimas? Sekantis klausimas tai yra, ar kaimo parduotuvėlėje galima pardavinėti mūsų produktus. Aš galiu pasakyti, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymus galima, bet jeigu jūs neturit savo nei individualios veiklos, nieko, tai jūs galite daryti tik tai reklamą. O šiaip tokius klausimus atsakinėja mūsų vadybininkė Irena Vilniuje. Tiesiog pasiskambinkite telefonų informacijai, kurį rasite katalogo kitoje pusėje. Toliau sekantis klausimas, kaip jūs galvojate, kuo skiriasi sėkmingas žmogus nuo nesėkmingo? Rytis iš Velžio klausia. Malonu Ryti, mes visą laiką tavo klausimų laukiam, jie tokie malonus, kad iš tikrųjų turiu padėkoti. Ačiū tau, Ryti. Reiškia, be dėkodamas iš tikrųjų klausimo net neišgirdau, nes kolegijai rodžiau, kad jinai išgirdau. Pakartok ir vieną kolegę, tada tik klauso. Kuo skiriasi sėkmingas žmogus nuo nesėkmingo? Puiku. Žmogus sėkmingas, tai tikriausiai jisai išvyti, kaip tas tortas, kaip tas Mercedesas. Nesėkmingas žmogus, liaudiškai, pavadinsim taip, turi pakeisti pirmiausia mąstymą. Nes jis tapo nesėkmingu vien dėl to, kad jis nedirbo su savim. Jis nėra toj fazėje ir garantuotai jam uždėta štampas. Kaip sako, kai kūdikiai gimsta, nebūna ten sudėti štampai. Tu būsi sėkmingas, tu būsi prezidentas. Tai tampama po truputį. Reikia pašlifuoti, padirbėti su savim. Bet iki to žmogus šiek tiek turėtų pirmiausia pats supras. Aišku, tą mintį jam reikėtų kišti, rekomenduoti sakyti, bet jis turėtų dašilt, subręst pats. Kitas klausimas? Toliau čia kaip ir neklausimas, gal būtų toks kaip ir užbaigimas, nes klausimų nėra. Rytis rašo, kad būna sunku pasiekti sėkmės. Daug lengviau nieko nedaryti ir tapti nevykėliu, bet sunku pasiekti. Yra kaina, už kurią žmonės moka, už savo tikslo pasiekimą. Kokia tai kaina, ką mes turėtume už tai atiduoti? Aišku. Kolegė pakomentavo, nenoriu kilnoti ausinių, kad čia nebūtų eterio triukšmo, pasakė tokią frazę, mes nusistatom patys savo kainą. Reiškia, ją galima eigoje keisti, kelti ir mes tengiamės save kuo brangiau. Kolega už nugaros mūsų jėga sunkiau artilerija pasijungia. Ir mina, ar 52, ar didėja, ar mažėja skaičius pasijungusių? Ta prasme, tendencija klausimų bus. Žmonės, bet šiaip tai klausimų daugiau nėra, tai galima... Gal pabandom paaiškinti, gal yra naujų žmonių, kaip į tai užduotą klausimą. Gal pabandyk paaiškinti, gal ne visi gali, o norėtų. Paaiškinti, kaip reikia jį užduoti. Iš tikrųjų, kiekvienas rašo klausimą ten, kur yra questions ir mes perskaitom ir tada gaunate atsakymą.
Tai va, pagal visą situaciją rankyčių pakeltų nėra, kalbėti, pasisakyti nėra norinčių. Tai galima suprasti, kad iš tikrųjų viskas buvo labai aiškiai išdėstyta. Taigi, gerai, net nuostaba tokia neįspūda, atsiprašau. Justina Juknevičienė paklausė, kaip įsteigti FM klub. O kuriam mieste jūs, Kristina, gyvenate? Nes iš tikrųjų Kaune, Klaipėdoj, Vilniuj, Panevėžy, Šiauliuose, Kretingoj, Palangoje jie yra. Panevėžy esate. Tai tikrai galite įsteigti FM klub ir visą tai iš tikrųjų reikia derinti su vadybininkė Irena. Kaip jau minėjau, telefonas, informacija kitoj pusėje katalogų. Aš pakomentuosiu, nebijokite vadybininkės Irenos. Toks nuostabus žmogus, kad tiesiog viską atiduos išaiškinti. Tik padarykit skambutį. Aišku, informacija yra teikiama tokiais klausimais nuo 10 iki 16 valandos. Anksčiau vadybininkės, kaip sakant, arba jos atliekančios funkcijos žmogaus nebūna ofise. Aišku, tai liečia darbo dienas. Tai pasitenkit į tą laiko grafiką. Ir tikrai, jeigu jums sudėtinga skambit, ar parašykit elektroninį laišką, išdėstykit su visais jaustukais, kabliukais, tikrai gausit puikius atsakymus. Tęsk, Irmina. Tai ką, dėkui iš tikrųjų Dianai, dėkui Dailiui ir iki susitikimų kitais antradieniais. Sekantį antradienį kalbės Linda Pogienė ir Ineta Mankuvienė, kaip pasiekti 21% FM Group kompaniją. Tai ką, gero vakaro visiems. Dėkui visiems klausantiems, ačiū tiems 52, lauksim didesnių rezultatų. Kaip sakant, mūsų kvalifikacija ir vertė auga. Ačiū Irmina, ačiū visiems. Iki malonaus. Viso gero. Viso gero.